Labą dieną, prabėgusios savaitės įvykius pristato Ignalinos televizijos informacinė laida. Kviečiame žiūrėti. Labą dieną, savivaldybės aktualijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, meras nerečiau kaip kartą per metus už savo veiklą atsiskaito tarybai, o už savivaldybės veiklą gyventojams. Mero Bronio Ropės ir rajono gyventojų susitikimai vyksta nuo gegužės 8 dienos. Daugelis seniūnijų jau aplankyta. Kitą savaitę, gegužės 25 dieną, susitikimai vyks Naujojo Daugėliškio, o gegužės 29 dieną Ignalinos seniūnijose. Birželio 3 meras lankysis Linkmenyse, Antalksnėje, taip pat susitiks su Ignalinos miesto gyventojais. Gegužės 19 dieną Ignalinoje lankėsi Žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas. Ignalinos kultūros centre jis susitiko su rajono ūkininkais, savivaldybės vadovais, ūkininkų sąjungos rajono skyriaus, Žemės ūkio skyriaus, konsultavimo tarnybų atstovais. Žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas, pats turintis ilgametę ūkininkavimo patirtį, išsakė sprendimus, kurių imasi ministerijos vadovybė, svarstė ir diskutavo, kokių veiksmų šioje gana įtemptoje situacijoje galėtų ir turėtų imtis patys ūkininkai. Pagrindinės mintys, kurias savo kalboje nuolat akcentavo ministro pavaduotojas, tai ES paramos gavimo palengvinimas, kuo greitesnis jos įsisavinimas ir ūkininkų kooperavimosi būtinumas. Mažinant valstybės išlaidas, ūkio gaivinimas, gyvenimo sąlygų kaime gerinimas, pasak viceministro, turi būti vykdomas ES lėšomis, kurių įsisavinimo taisyklės lengvinamos, kad kiekvienas investuoti norintis ūkininkas galėtų tai padaryti, nes daugeliu vien dokumentų parengimas anksčiau buvo per brangus dalykas. Svečias kalbėjo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, kuriai įgyvendinti skirta apie 8 milijardai litų. Tikimasi, kad per metus paramą gaus apie 20 000 ūkininkų ir bus įsisavinta iki 250 milijonų litų. Viceministras akcentavo, kad ūkininkai turi vienytis, burtis, kurti alternatyves pieno perdirbimo, grūdų supirkimo įmonės, nes monopolijos tikrai neatsižvelgs į jų interesus. Kaip pavyzdys pateikė Latvijos sėkmingai dirbančius kooperatyvus. Ministras ūkininkus informavo apie išmokas už pieno kvotas ir pasidžiaugė kooperacijos pradžia Lietuvoje. Šiemet didelių mūsų ministro pastangų dėka, iš tikrųjų noriu, kad jūs tą suprastumėte, didelių pastangų dėka 106 milijonai yra numatyti šių metų biudžete būtent šitom išmokom išmokėti. Ir tas išmokas už kvotinį pieną jūs visi gausite vasaros vidury, birželio pabaigoje, Liepos pradžioje. Už kiekvieną turimą toną po 86 litus. Tai yra maksimali išmoka, kokią leidžia mums mokėti už kvotinį pieną ES. Daugiau mokėti už tą kvotinį pieną mes negalime. Dabar mes laukiam konkrečių žemdirbių žingsnių. Kooperacijos link, parama yra paruošta, planas yra sukurtas, pinigai paruošti, finansavimas bus užtikrintas, dabar patys žemdirbiai turi ryžtis vieną kartą ir žengti tą žingsnį ir pasidaryti kooperatinę įmonę. Šiomis dienomis arba rytoj, arba poryt ministras pasirašys įsakymą dėl paramos skyrimo kooperatyvui Pienas LT, kuris investuoja į logistiką pieno, reiškia perkami yra pienovežiai. Tai pirmas žingsnelis, nors nedidelis žingsnelis verslo supratime, bet tikrai didelis žingsnis yra kooperacijos link. Tai bus perkami pienovežiai ir bus pasirašytas įsakymas dėl projekto 5 milijonų litų. Ir tie pienovežiai bus įsigyti, tai bent jau galės ūkininkai vežti savo pieną ten, kur jie nori ir parduoti tam perdirbėjui, kuriam nori. Nereikės laukti malonės, kad pas tave atvažiuoja. Susitikimo metu taip pat kalbėta apie ministerijos siekimą ir vykstančias diskusijas dėl to, kad ES šalių žemdirbiams būtų mokamos vienodos išmokos. Viceministras atsakė ūkininkų klausimus dėl privalomo pasėlių draudimo, laisvos valstybinės žemės pirkimo mokesčių ir kitus. Buvo diskutuojama be žemės grąžinimo problemas, konsultavimo tarnybų veiklą, aptartos kitos aktualijos. Gegužės 20 dieną vyko rajono savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarimas.
Buvo apsispręsta, kurie svarbiausi darbai, projektai bus vykdomi seniūnijose, o kurių dėl lėšų stygiaus teks atsisakyti. Taip pat kalbėta apie atliekų tvarkymo, aplinkos šiukšlinimo problemas. Seniūnų prašyta aktyviau skatinti gyventojus sudaryti sutartis dėl atliekų išvežimo. Siūlyta į šį darbą įtraukti ir seniūnaičius. Gegužės 20 dieną rajono meras Bronis Ropė dalyvavo Lietuvos savivaldybės asociacijų narių atstovų suvažiavime Kaune. Suvažiavime buvo pateiktos asociacijos prezidento ir atsakingų komisijų ataskaitos, kalbėta apie savivaldos aktualijas, apskričių reformavimą ir kai kurių funkcijų perdavimą savivaldybėms. Šią savaitę prasidėjo brandos egzaminų sesija. Apie šių metų naujoves, egzaminų vykdymo tvarką ir populiariausius egzaminus pasakoja Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimanta Vilčinskienė. Gegužės 20 dieną lietuvių kalbos gimtosios egzaminų rajone prasidėjo brandos egzaminų sesija. Lietuvių kalbos egzaminas yra privalomas, todėl jį rinkosi visi rajono abiturientai. Tai yra 146 kandidatai pasirinko laikyti valstybinį egzaminą, o 73 mokyklinį gimtosios kalbos egzaminą. Iš viso rajone egzaminus laikys 219 kandidatų, iš jų 6 eksternai. Kaip žinia, Ignalinos Česlovo Kudamos pagrindinėje mokykloje yra įsteigtas valstybinio egzaminų centras ir jame bus vykdomi 7 valstybiniai egzaminai. Tai yra lietuvių gimtosios kalbos, anglų, vokiečių, rusų kalbų, matematikos, biologijos ir istorijos egzaminai. Kitus 3 valstybinius egzaminus mūsų moksleiviai turės vykti laikyti į Visaginą. Tai yra informacinių technologijų valstybinį egzaminą laikys Visagino Sedulinos vidurinėje mokykloje, chemijos egzaminą Visagino Verdenės gimnazijoje, fizikos egzaminą Visagino draugystės vidurinėje mokykloje. Na, o populiariausi šiemet egzaminai yra istorijos, matematikos, biologijos ir rusų kalbos egzaminai. Jeigu kalbėtume apie naujoves, tai egzaminų vykdymo tvarka iš esmės šiemet nepasikeitusi, tačiau kai kuriuos naujus dalykus galima ir pakomentuoti. Nuo šių metų valstybinių brandos egzaminų užduotys įgyjo riboto naudojimo tarnybinės paslapties statusą, na, o tai užtikrina maksimalų egzaminų užduoties rengimo, spausdinimo ir gabenimo saugumą. Pasikeitė šiemet taip pat ir lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino vertinimo organizavimas. Kandidatų darbai bus vertinami 2 lygmenimis. Teksto suvokimo dalies darbai bus vertinami kaip ir anksčiau centralizuotai, na, o teksto rašymo dalies darbai bus vertinami savivaldybių steigtuose vertinimo centruose. Siekiant užtikrinti maksimalų skaidrumą ir vertinimo objektyvumą, Nacionalinis egzaminų centras be to dar organizuoja ir kontrolinį darbų patikrinimą. Pasikeitė ir lietuvių gimtosios kalbos brandos egzamino kandidatų gautų taškų sumavimas. Jei pernai kandidatas gavęs 0 taškų už vieną egzamino dalį egzamino neišlaikė, tai šiemet abiejų egzamino dalių taškai bus sumuojami ir galbūt egzaminą bus lengviau išlaikyti. Nauja ir tai šių metų egzaminų sesijoje, kad asmuo laikęs lietuvių gimtosios kalbos valstybinį brandos egzaminą galės ne tik susipažinti su savo darbu nacionalinio egzamino centre, bet ir gauti jo kopiją. Kasmet pasitaiko abiturientų, kurie nepatenkinti savo gautų įvertinimą. Jeigu kandidatai nesutinka su mokyklinio ar valstybinio brandos egzamino gautų rezultatu, jie galės rašyti apeliaciją. Ja reikia pateikti mokyklos direktoriui per 3 dienas nuo oficialios egzaminų rezultatų paskelbimo dienos. Po apeliacijų nagrinėjimo kandidatų darbų įvertinimai gali likti nepakeisti ar padidėti, bet gali ir sumažėti. Todėl reikia gerai apgalvoti savo apeliavimą. Šiemet kandidatai dar galės perlaikyti neišlaikytus egzaminus per pakartotinę sesiją. Taigi linkiu abiturientams labiau pasitikėti savimi ir sėkmės laikant egzaminus, na, o mokytojams, žinoma, atidumo, tolerancijos
ir kantrybės vertinant mokinių darbus. Gegužės 27-ąją, kitą trečiadienį, šaukiamas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkę pristato tarybos sekretorius Gintautas Kindurys. Šių metų gegužės mėnesio 27 dieną vyksančiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdėje bus pristatyta virš 20 tarybos sprendimų projektų. Keletą norėčiau paminėti, tai dėl savivaldybės biudžeto patikslinimo, dėl biudžeto taupimo priemonių patvirtinimo, projektas liečiantis daugelį gyventojų, tai yra dėl privačių namų fasadų ir stogų atnaujinimo programos patvirtinimo. Taip pat bus pritarta keletui projektų teikiamų finansiniai paramai gauti, tai daugiausia kaimų viešosios infrastruktūros sutvarkymo projektai, geriamo vandens tiekimo. Taip pat bus tarybos posėdėje išklausyta muzikos mokyklos direktoriaus ataskaita už 8 metų veiklą. Vienas nelabai linksmas sprendimas tai bus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos panaikinimo, kadangi pasikeitė transporto lengvatų įstatymas, nesuteikiamas lengvatos mokytojams, gydytojams, slaugytojams vykti į darbą. Ir planuojama šitą sprendimą, jeigu bus priimtas, tai kad jisai įsigalios nuo birželio 1 dienos. Taip pat kiti sprendimai, tai dėl patalpų suteikimo bendruomenėms, dėl viešų vietų prekiauti ir teikti paslaugas rajone papildymo. Ir kiti sprendimai. Gyventojai su visų sprendimų projektais gali susipažinti savivaldybės interneto puslapyje, skiltyje dokumentų paieška. Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje priimami prašymai į 1 klases ir į priešmokyklinio ugdymo grupę. Susitikimas su būsimais pirmokais ir jų tėveliais vyks gegužės 28 dieną 17 val. Mokyklos aktų salėje. Teirautis telefonu 537 44. Gegužės 27 dieną nuo 17:30 Ignalinos Laisvės aikštėje vyks rajoninis estradinės dainos festivalis Dainuokit Vyturiai 2009. Skambės lietuvių kompozitorių bei pačių atlikėjų sukurtos dainos. Ateinantį savaitgalį rajono savivaldybės atstovai dalyvaus Baltarusijoje Braslaujoje vyksančiame festivalyje Braslavskije Zarnici. Festivalyje koncertuos Ignalinos muzikos mokyklos kapela Almaja ir liaudies šokių kolektyvas Gaja. Tiek savivaldybės informacijos šioje laidoje. Geros ateinančios savaitės. Viso geriausio. Šią savaitę Ignalinoje svečiavosi beveik viską apie įvairiuose šalies kampeliuose siūlomas turizmo paslaugas žinantys specialistai. Ketvirtadienį ir penktadienį vyko 3. Respublikinis turizmo informacijos centrų sąskrydis. Ignalinos sporto ir pramogų centro konferencijų salėje ketvirtadienį prasidėjęs Respublikinis turizmo informacijos centrų sąskrydis jau tradiciniu tampantis renginys. Poilsį ir pažintinės keliones Lietuvoje siūlantiems turizmo specialistams šiemet jis ypač aktualus. Mat tikimasi, jog dėl ekonominio sąstingio dauguma poilsiautojų atostogas šią vasarą leis gimtojoje šalyje. Renginio pradžioje į Ignaliną suvažiavusiems šalies turizmo specialistams mūsų kraštą ir turizmo galimybės jame pristatė rajono vicemeras Henrikas Šiaudinis. Jo įsitikinimu šią vasarą šalies turizmo informacijos centrai išties gali sulaukti daug lankytojų. Ta jau paliudijo prieš gerą mėnesį pasibaigę žiemos poilsio sezonas, kurio metu į Ignalinoje įsikūrusį žiemos sporto centrą vėl plūdo anksčiau užsienio kurortuose atostogas leidę slidinėjimo mėgėjai.
Vėliau susirinkusiosius dar pasveikino ir šalies turizmo informacijos centrų asociacijos prezidentė Daiva Tankūnaitė bei valstybinio turizmo departamento turizmo paslaugų plėtros skyriaus vyresnysis specialistas Kęstutis Šetkus. Su juo sąskrydžio pertraukėlės metu trumpai šnektelėjome, norėdami sužinoti, kodėl šis respublikinis turizmo paslaugų teikėjų susitikimas šįsyk surengtas būtent mūsų krašte. Pirmiausia, tai susitikimo esmė yra pasikeisti gerąją patirtimi, praktiką, pasidalinti problemomis, taip pat, žinoma, pažinti daugam nežinomus taip pat Lietuvos kraštus. Vyksta trečias susitikimas, pirmas vyko Palangoje, antras Kaune, trečias šiemet Ignalinoje. Ignalina pasirinkta pirmiausia dėl to, kad tikrai turi ką parodyti ir ypač asmeniui kaip ir man, pavyzdžiui, 2 metus tik nebuvusiam Ignalinoje yra daug ką naujo pažiūrėti, tarkim ir sporto kompleksas atsinaujinęs, ir daug kaimo turizmo sodybų, kaip tikrai niekam nepaslaptis daugiausia procentaliai pagal rajoną Lietuvoje. Pokyčiai tikrai dideli ir netgi Lietuvos palyginus su kitais rajonais tikrai pokyčiai gerai pusėje dideli. Ir tarkim tos pasirinkimas strategijos kaip aktyvaus žiemos poilsio sostinės Lietuvos labai jaučiasi. Tikrai miestas tvarkytas, miestas blizga, sporto funkcionieriai ir sporto mėgėjai tikrai turi džiaugtis šito poslinkio, tikrai pasikeitimai tikrai gerai pusė. O kalbant apie šiuo metu tikrai liūdnai atrodantį turizmo centrą Palūšę, vieno iš jos savininkų, valstybinio turizmo departamento atstovas patikino, jog valdžios vyrai tikrai nesėdi rankų sudėję ir artimiausioje ateityje vienokie ar kitokie sprendimai bus priimti. Šiuo metu diskutuojama, tarsi diskusijų klausimas, kokį pasirinkti variantą, kokį, ta prasme, kad būtų kuo toliau, to lengviau įsisavinti ir lėšas ir, ta prasme, kad finansavimas būtų kitoks. Kitas iš savininkų yra valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Tai vyksta diskusijos ir aukštesnėme lygyje, ir mūsų įstaigų lygyje tikrai pokyčiai turi būti ir bus, tik dar negaliu pasakyti kokie, nes diskusijų objektas. Na, o kaip iš tikrųjų šiuo metu atrodo mūsų rajonas ir kokius turizmo išteklius šį sezoną čia bus galima pasiūlyti poilsiautojams, turizmo informacijos centrų atstovai galėjo sužinoti lankydamiesi įvairiuose mūsų krašto turistiniuose objektuose. Jiems buvo surengtos ekskursijos į keletą kaimo turizmo sodybų, žiemos sporto centrą bei senovinės bitininkystės muziejų. Penktadienį savotišką pažintinį infoturą apie turizmo mūsų šalyje galimybės informuojantys specialistai baigė apsilankymų Romneso Šakočių kepykloje bei Didžiasalio skraidybos mokymo centre. Šalį sukaušiusi ekonominė krizė paliečia vis daugiau įmonių ir įstaigų, neišimtis ir mūsų rajonas. Tačiau kai kuriems atkakliems ir rankų nenuleidžiantiems verslininkams dabartinis sunkmetis puikiai proga išbandyti naujas verslo šakas. Viena tokių įmonių veikianti link kurorto statuso žengiančiame Strigailiškio kaime, rajone ir visoje šalyje puikiai žinoma Šakočių kepykla Romnesa. Be abejo, pagrindinė įmonės veikla, kaip buvo, taip ir lieka šakočių kepimas. Tačiau visa šios bendrovės veikla plėtojama taip, kad joje tuščių nišų praktiškai nelieka. Jei atsiranda galimybė iš dalykų nors kiek susijusių su šakočiais uždirbti pinigų, čia kaip mat taip ir nutinka. Tad nenuostabu, kad tądien, kai lankėmės Romneso Šakočių kepykloje, čia pat įkurtame restorane skambėjo vaikų juokas. Jiems įmonės darbuotojos, pasitelkusios į pagalbą šiuolaikines technologijas, pasakojo apie šakočių atsiradimo istoriją, jų paplitimą, rūšis ir daugelį kitų dalykų. Savaime suprantama, kaitriame židinyje vaikams matant keptas šakotis, kuris iškart po to buvo su pasigardžiavimu suvalgytas. Tokių grupių, norinčių pamatyti bendrovės Romnesa siūloma parodomą į šakočio kepimą, atšilus orams kasdien apsilanko bent po 3. Besibaigiant mokslo metams būna dienų, kai šalia restorano išsirikiuoja ir iki 10 vaikus čia atvežusių autobusų. Na, o viena pagrindinių naujovių, kuri Romnesoje pradėta įgyvendinti vos prieš kelias savaitės, yra ta, jog čia nuo gegužės pradžios kepami ne tik šakočiai. Ignaliniečiams bendrovės Romnesa ženklą iki šiol siejusiems tik su šakočiais teks truputėlį persiorientuoti. Mat dabar šioje įmonėje kepami ir bulvių plokštainiai, liaudiškai kalbant vadinami tiesiog kugeliu, bei tradiciniai lietuviški vėdarai. Tad kaipgi sekasi bendrovės darbuotojams iki šiol gamindavusiems tik saldžius gardėsius kepti skanėstus iš bulvių. Šią veiklą mes ką tik pradėjom dar užsiminėti ir jinai mūsų dar tik tai
įeina į rinką. Faktiškai šį mėnesį, nuo pradžios mėnesio, mes jau tiekiame Maksimai mūsų naują produkciją. Tai iš bulvių pagaminti vėdarai ir plokšteinys. Kol kas 2 pozicijas bandome tiekti į rinką, paskui plėsime asortimentą. Dabar kol kas dirbame į pamainą, iškepame apie 0,5 tonos šios produkcijos ir jaučiame, kad tas poreikis didės ir tada gal dvigubinsim kiekį arba gal dar didinsim. Turim galimybės tam. Ir vėdarai, ir plokštainiai bulvių, arba kitaip kugelis, tradiciškai laikomi lietuviškais tradiciniais patiekalais. Tačiau vis tik tai receptūra kiekvienam kaime netgi yra skirtinga. Pagal kokią receptūrą jūs čia gamina? Taip, čia yra įprasti lietuvių tautai patiekalai ir tuo turbūt mes įtiksime lietuviams, nes visos babutės jau šitos patiekalus yra kepę ir savo receptą kiekvienas turi. Bet mes dirbame pagal Maksimos receptūrą, kadangi dirbame pagal jų užsakymą. Ir bulvių plokštainius, ir vėdarus Romnesoje daugiausiai kepa tik moterys. Tačiau didesnės fizinės jėgos reikalaujančius darbus bulvinių patiekalų gamybos ceche atlieka ir keletas vyrukų. Jiems dažniausiai tenka skusti bulves. Beje, šios antra lietuvių duona kartais vadinamos daržovės ir kugeliui, ir vėdarams tinka tikrai ne bet kokios. Bulvių veislės šių patiekalų kepimui atrenkamos labai kruopščiai. Deja, kol kas daugumą jų tenka atsivežti iš kitų rajonų. Mes to norime ir tikimės, kad esami ūkininkai mūsų rajono priaugins mums ateityje bulvių ir nereikės toliau ieškoti. Dabar dirbame su bulvių namais, kurie yra pagrindiniai mūsų tiekėjai ir vežamės kol kas iš ten. Mums reikalingas veislės, kurias mes atsirinkome ir kurios mums yra tinkamiausios. Bet kokios bulvių veislės ir vėdaram, ir kugeliui netinka? Nelabai, nes esame išbandę daug, iš tikrųjų, ir praktika rodo, kad ne kiekviena bulvė tinka. O tos bulvių žarnos, kurios kitų tautų atstovams lyg ir nelabai kaip atrodo, bet mums jos gana įprastos, jos kur pagaminamos? Mes žarnas, kiaulių storasis žarnas įsivežame iš Lenkijos dabar šiuo metu. Ir partiją po partijos iš ten gauname, nes kadangi turime savo žarnų cechą ir ten dirbame su šia produkcija, tai mums nėra problemos apsirūpinti šią žaliavą. Ar ateityje yra kokių nors planų, kad dar kažkokį, gal ne visai naują, galbūt tradicinį lietuvišką patiekalą, tačiau, Romnesai naują, čia bus pradėta kepti ar virti ar dar ką nors daryti? Aišku, nuo nieko neatsisakom. Idėjų turime ir ateičiai ir visada iniciatyvą rodo mūsų bosas. Jeigu jis ką sugalvos, visada mes pabandysim kažką ir naujai įdiegti. O kągi apie Romnesos veiklos pasikeitimus, dabartį bei ateitį, mano minėtasis įmonės bosas Romualdas Pulis. Su juo pokalbį apie Romnesos naujoves ir pratęsėme. Tiesa, bendraujant su šios įmonės savininku išgirdome ir dar vieną naujieną. Ne tik įdomią, bet ir tikrai malonę visiems ignaliniečiams bei žinoma rajono svečiams. Šiandien lankėmės Romnesoje ir truputėlį matėm kiek neįprastą vaizdą. Kepat jau ne tik šakočius, o ir tikrai labai skanius bulvinius patiekalus. Vis tik tai būtų įdomu sužinoti, kaip gimė ta mintis šiek tiek koreguoti savo verslą. Čia gal vadinsim ne gimimu, išprievartavimu, vadinkim, kad laikmetis mus privertė taip elgtis. Nes kaip ir visas verslas, kaip ir kiti ekonomikos sritys, jaučiam didelį sumažėjimą pardavimų, konkrečiai šakočių, nes produktas yra brangus ir jų pardavimai smarkiai krito, atsilaisvino daug žmonių. Daug patalpų, reikėjo kažką daryti arba reikėjo galvoti apie atleidimą žmonių ir didelius taupimus, arba reikėjo kažką sugalvoti naujo, ką mes ir padarėme, kas liečia bulvinius gaminius. Tai pigus produktas, atitinkantis laikmetį, populiarus Lietuvoje produktas, plus mūsų įdirbis su VP marketu. Jis daug ką lėmė, nes mes iš jų gavome pasiūlymą ir sudalyvavome tam konkurse jiem tiekti, kas ir sudaro dabar pagrindinį realizacijos tašką. Tai manau šitos pagrindinės priežastys. Bet šiandien tekantis su Romnesos gamybos vadove,
Lyg tai girdėjom tokią mintį, kad tų bulvinių patiekalų galės netrukus ir ignaliniečiai paragauti, netgi nepirkdami jų Maksimose. Kaip tai gali nutikti? Kaip žinote, mes jau nuo gruodžio mėnesio esame pradėję restoranų veiklą. Iki šiol mes dirbdavom tik tai kaip užsakomieji, pobūviams, renginiams visokiem nuo birželio 1 dienos. Kaip ir žadėjome vasarą, mes atsidarome visiems klientams ir dirbsime pastoviai ir kiekvienas ignalinietis gali pas mus apsilankyti. Tame tarpe mūsų meniu, mūsų asortimente bus ir bulviniai vėdarai, ir bulviniai plokštainis, ką mes gaminame ir visai Lietuvai. Gal jau yra numatytas ir darbo laikas? Šiaip dirbsime tradiciškai kaip ir mūsų kolegos restoraną, dirbsime visą savaitę, pagrinde nuo 11 iki 11 vakaro, savaitgaliais dirbsime prailgintą darbo dieną iki 24 valandos, tai penktadienį, šeštadienį. Žodžiu, birželio 1 dieną galima drąsiai, jeigu sugalvos kuris nors ignalinietis tiesiog papramogauti, ir vaikų gynimo diena tai bus, tai jau su vaikais gali drąsiai užsukti ir čia į Strigališkį. Taip, mes pasistengsime savo pažado laikytis ir manau, kad ypatingai per pačius pietus mes pasistengsime juos nustebinti kokybės ir kainos santykių, kas liečia kompleksinius pietus, ir manau, kad tikrai galite jau nekaupti didelių atsargų šaldytuvuose, o apsilankyti pas mus, ir manau, kad jūsų lūkesčiai pasiteisins. Tad prisidėdami prie pono Romualdo pakvietimo, jau nuo birželio 1 dienos apsilankyti Romnesos restorane siūlome ir mes. Patikėkite, čia jūs maloniai nustebins ne tik jauki aplinka bei puikus aptarnavimas, bet ir be galo skanūs ir tikrai nebrangus patiekalai. Nemaža dalis iki mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų savo atžalas prižiūrėti ir auklėti patiki vaikų darželiams. Tačiau ar tėvai domisi, kuo gyvena mažieji visą darbo dieną? Šią savaitę Ignalinos mokykloje darželėje Šaltinėlis vykusio seminaro metu galima buvo įsitikinti, kad ignaliniečiai tėvai savo vaikų auklėjimu tikrai domisi. Mažieji ignaliniečiai, lankantys Šaltinėlio mokyklą darželį, įvairiausios veiklos turi nuo ankstaus ryto iki pat vakaro. Tuo kasdien pasirūpina čia dirbančios nuoširdžios ir tikrai išradingos jų auklėtojos. Tačiau labai dažnai šioje vaikų ugdymo įstaigoje galima išvysti ir kartu pramogaujančius bei besilavinančius jų tėvelius. Šį trečiadienį mokykloje darželyje Šaltinėlis vykusio seminaro Myliu gimtinę žemę vardu Ignalina metu mažieji ignaliniečiai demonstravo pačius įvairiausius savo sugebėjimus. Smagiausia, kad Lietuvos 1000-mečio paminėjimui skirtame renginyje vaikai viską darė kartu su savo tėveliais, kurių šįsyk Šaltinėlio salėje galima buvo išvysti tikrai ne vieną. Vaikai kartu su mamomis ir tėčiais šoko, dainavo, sekė pasakas, vaidino, piešė ir labai smagiai varžėsi įvairiausiose sportinėse rungtyse. O seminaro pertraukėlės metu apie šį renginį bei apie tai, kaip Šaltinėlio pedagogėms sekasi bendrauti ir bendradarbiauti su auklėtinių tėveliais, kalbėjome su šios įstaigos direktore Danute Bieliniene. Labai malonu, kad tėvai sutiko bendrauti, ypač tokioje šventėje, kai jinai yra organizuojama Lietuvos Respublikos mastu, ypač apskrities mastu. Ir ką šiandien matote, atvyko svečių ir iš Švenčionių, Švenčionėlių, iš Zarasų ir iš Visagino. Tikrai smagu, bet tėvai mūsų labai geri. Ir kiekviena pedagogė sugeba ir aš pati su jais surasti nuoširdų bendravimą, bendradarbiavimą ir tokį nuoširdų kontaktą. Ir tėvai labai maloniai prisideda prie kiekvienos dienos veiklos. Tiek šventėje, tiek ir šiandien toje šventėje, tam projekte. Anksčiau buvo kiti projektai, Darbštus kaip bitelė, irgi tėvai labai maloniai prisidėjo. Ir auklėtojos labai patenkintos. Šią savaitę Šaltinėlyje vykdytas projektas tik vienas iš daugelio šios įstaigos daromų darbų. Panašūs renginiai šioje vaikų švietimo ir ugdymo įstaigoje vyksta nuolat. Dauguma iš jų vykdomi kartu su auklėtinių tėveliais. Projektas buvo gražiausios dainos Ignalinos. Čia kita prieš mokyklinė grupė irgi. Bet svečių turėjom tik tai tėvelius ir savus pedagogus. Kita dar buvo kitas projektėlis, reiškia, Darbštus kaip bitelė. Irgi labai tėvai
įnešė didelį indėlį, tiesiog rinko medžiagą, bendravo su auklėtojomis, su vaikais ir čia pat irgi salėje pasidžiaugė tą surinktą medžiagą. Vat kaip šiandien dar matom, gražiausi piešiniai mūsų Ignalinai. Tai salėje irgi tėvai, vaikai pieš piešinius, nors yra salėje jau tų piešinių nupieštų, bet dar kartu pasidžiaugs, kad tėvas mato, kaip vaikas elgesi tokioj visumoje, tai yra džiugu, kad vaikas neužsisklendęs, kad jisai sugeba pabūti tokioj žmonių minioj, vat kaip šiandien matote. Na, dar buvo projektas gražiausia lelija skirta Ignalinai ir Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Ką yra vienoje grupėje, prieš mokyklinėje, vyresnėje grupėje yra parodėlė. Tokie ir panašūs projektai yra puikia galimybė parodyti savo darbus tėveliams bei kolegoms iš kitų rajonų. Be abejo, patirties semiamasi ir dalyvaujant panašiuose renginiuose kitų savivaldybių vaikų ugdymo įstaigose. Nauda ir bendradarbiavimas su kolegomis, tai yra labai tokia džiugi darbo patirties klaida. Mes nesenai buvome balandžio 23 dieną, kadangi mes esame sveikuolių projekte, sveikų sveikuoliai, ir buvom nuvykę į Trakus, į Trasalį, ir ten buvo varžybos sveikų sveikuoliai, kur organizavo Vilnius prezidentė mūsų, gerbiama Danutė Jakučiūnienė, na ir iš 14 ten dalyvavusių mokyklų darželių mes buvom 5, užėmėm 5 vietą. Tai buvo labai džiugu pasidžiaugti vaikais ir tuo pačiu tą įvertinimą, kad vis tik tai vaikuose ugdoma ištvermė, drąsa, stiprumas, jėga ateičiai, kadangi vaikai tai mūsų ateities piliečiai. Ir dabar nesenai, gegužės 7 dieną buvome Širvintose, irgi sveikų sveikuoliai. Iš ten irgi atsivežėm savotiškos patirties ir jiems irgi pasidalinome savo pedagogišką patirtimį. Tai kad bendravimas tarp darželių turi, aš manyčiau, kad ir pedagogam, ir tėvam turi tikrai didelę naudą. Na, o šią savaitę Šaltinėlyje vykęs renginys, kurio metu iki mokyklinio ugdymo pedagogai vieni iš kitų sėmėsi patirties, o vaikai dainuodami ar sportuodami kartu su savo tėveliais jautėsi tiesiog pakylėti, buvo naudingas visomis prasmėmis. Praktiniai jo daliai pasibaigus, mokyklos darželio Šaltinėlis teritorijoje bendromis pastangomis pasodintas ąžuoliukų parkas, kuris bus puikiai dovana ne tik dabar čia ugdomiems, bet ir ateityje šią įstaigą lankysantiems mažiesiems ignaliniečiams. Šiuo metu dauguma įmonių mažina savo veiklos apimtis. Atsiranda ir tokių, kurios savo verslą plečia. Tokio drąsaus ir optimistiško mąstymo pavyzdys prieš savaitę beveik pačiame miesto centre pradėjusi veikti nauja sodo ir miško technikos parduotuvė. Praėjusį šeštadienį daugelio važiavusių ar ėjusių pro buvusią Elektromart parduotuvę dėmesį įtraukė eilės išrikiuotos įvairiausios sodo ir miško technikos. Ši savotiška specializuotos technikos paroda Geležinkelio ir Vasario 16 gatvių sankirtoje esančių patalpų pašonėje tądien veikia neatsitiktinai. Gegužės 16-ąją čia oficialiai atidaryta ignaliniečio Petro Ivanovo individualios įmonės Pjūklininkas miško ir sodo technikos parduotuvė. Atidarymo proga tądien tradiciškai perkirpta simbolinė juostelė keltos šampano taurės. Su įkurtuvėmis parduotuvės savininkas sveikinę bendrovės Husqvarna Lietuva atstovai ir rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys linkėjo visokeriopos sėkmės ir dėkojo už drąsą. Visi parduotuvės atidarymo dieną joje apsilankę ignaliniečiai bei miesto svečiai buvo pamaloninti staigmenomis. Pirkėjai ne tik galėjo paskanauti įvairių skanėstų, bet ir nusipirkti prekių su specialia nuolaida. Na, o po kelių dienų įkurtuvių jauduliui ir šurmuliui jau nurimus, apie gana netikėtą sprendimą ekonominio nuosmukio metu plėsti savo veiklą ir kitus dalykus, kalbėjome su naujosios parduotuvės savininku, švedų firmos Husqvarna atstovu mūsų regione, ponu Petru Ivanovu. O apie tai, kad šis prekės ženklas mūsų krašte gana neblogai žinomas, liudija įmonės Pjūklininkas veiklos Ignalinoje patirtis. Jeigu paimt bendrai, tai jau nemažai laiko egzistuojam šitoj rinkai. Pradžia buvo nuo 91 metų. Pradėjom dirbti su įmonė Girinis, čia buvo bendra Lietuvos Švedijos įmonė ir, kaip mes
taip jeigu įmanoma pasakyti, bendrą katilą dirbam iki 94 metų. Nu, per šitą laikotarpį, aišku, nemažai buvo įdėta pastangų tos kampanijos, kad mes buvom jau mokyti, kad mes nusimanytum apie tą techniką, apie servisą ir taip toliau. Nuo 94 metų jau kaip ir toks buvo pasiūlymas švedų, kad viską žinot, viską mokot. Praktiškai, sako, kurkit individualias įmonės savo ir pereinam prie kontraktą su jomis ir dirbom toliau, bet jau kaip ir jau mūsų įmonė su gamykla pagal kontraktą. Nu ir nuo 94 metų, va taip, ir davažiavom iki šitų laikų. Šiuo metu pono Petro Ivanovo individualioje įmonėje pjūklininkas dirba 13 žmonių. Tiesa, ne visi jie darbuojasi Ignalinoje, mat ši įmonė savo parduotuvės turi ir kaimyniniuose Švenčionyse, Zarasuose bei Utenoje. Visose pjūklininko parduotuvėse veikia ir pilno technikos aptarnavimo centrai. Tai reiškia, jog šioje įmonėje pirktam pjūklui, žoliapjoviai ar kitai miško ir sodo technikai sugedus, ji čia pat bus ir suremontuota. Beje, pilnas garantinis ir pogarantinis aptarnavimas čia garantuojamas ne tik Husqvarna produkcijai, nes be šio pagrindinio prekės ženklo naujojoje parduotuvėje galima rasti ir kitų pasaulinio garso firmų gaminių. Parduotuvėje pas mus, ne tik tai tos Husqvarnos, Jonsirdai partnerio yra ženklų, bet prekiaujam ir Hondos, po Hondos ženklų pardavinėjom nemažai siurblių, elektros generatorių, purvo siurblių, vandens siurblių nedidelių, daržam laistyti ir taip toliau. Parduodam aukštas slėgio plovyklas, kaip Kercheris, dulkių siurbliai šito ženklą. Kada iš smulkaus tokio inventoriaus, sodo daržo, tai čia Fiskaro ženklą parduodam, plus dar ir virtuvės tokių smulkmenų visokių yra prie to po tų ženklų. Galima davardinti ženklų čia nemažai jų, užtat, kad yra nauja parduotuvė ir mes dabar stengsimės papildyti. Iš anksčiau Šilo gatvėje buvusių patalpų dabar beveik į patį Ignalinos centrą persikėlusi pono Petro Ivanovo įmonės pjūklininkas parduotuvė ateityje žada plėsti ne tik savo asortimentą. Praėjusį šeštadienį naujos parduotuvės atidarymo proga visoms čia įsigytoms prekiams buvo taikoma 10% nuolaida. Tačiau ponas Petras Ivanovas patikino, jog įvairių akcijų čia tikrai bus ir ateityje. Bet to skirtingai nei daugelį kitų panašių parduotuvių, šiame miško ir sodo technikos salone drąsiai galima derėtis. Paprastai Husqvarnos sistemoje yra toks labai lankstus tas nuolaidų grafikas, jeigu taip galima pavadinti. Tos nuolaidos jie būna pastoviai, bet praktikuoja Husqvarna ir mes po jų sparnų, kai dirbam, tai irgi, kad vienam laikotarpiui, pavyzdžiui, nuolaidos kažkokiam tai produktui, vienam produktui ar gamai produktų, kitą ten kažkokį tai mėnesį, kitam produktui. Ir žiūrint pagal situaciją, žiūrint pagal sezoniškumą, daromas tos nuolaidos. Ir plus, su kiekvienu klientu dirbam gyvai. Jeigu žmogus atėjo pas mus ir matom, kad rimtai nori įsigyti mūsų daiktą, mes visada stengiamės pamatyti, įpirtą tą daiktą. Taip, kad prašom visada ateit pas mus ir nežiūrėti į kainą, kad oi, brangu, tiek kainuoja, bet šnekėti su mumis ir darysim tikrai pastangas, kad žmogus galėtų įpirkti.
Kadangi, kiek suprantu, turbūt esat netoli turgaus, tai ir pas jūs galima panašiai kaip turguje tiesiog pasidėrėti. Nu, jeigu įmanoma taip apibendrinti tą mūsų pokalbį, tai gal ir taip. Taigi, jei jums atsirado būtinybė atnaujinti turimą miško ar sodo techniką, arba sumanėte, kad reikėtų įsigyti ką nors naujo ir tikrai kokybiško, nuo šiol galite drąsiai užsukti į įmonės Pjūklininkas parduotuvę, įsikūrusią Geležinkelio ir Vasario 16 gatvių sankirtoje Ignalinoje. Ir neužmirškite, kad prekės kainą su pardavėjais visada galima suderėti. Ignalinos rajono viešosios bibliotekos galerijoje viena paroda keičia kitą. Gegužės 18 dieną pasidžiaugta gimnazistų kūryba. Skambant pop-choro pumpurėliai dainoms, gražiai išlydėta bibliotekoje eksponuota Ignalinos rajono gimnazijos mokinių kūrybos paroda ir pasveikinti geriausių darbų autoriai. Parodoje buvo beveik 600 kūrinių, paveikslų, fotografijų, medžio drožinių, mezginių ir kitų rankdarbių. Darbus aptarė moksleivių namų dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė. Ji kartu su kolege, keramikos būrelio vadove Aldona Jakubovskienė, juos įvertino ir išrinko geriausius. Paroda pasidžiaugė moksleivių namų direktoriaus pavaduotoja Tatjana Striukova. Aš dėkoju, aišku, labai ir mokiniams, kurie dalyvavo šitoje parodoje, kurie ruošė darbelius. Tai irgi pareikalavo jūsų didelės energijos triūso. Žinau, kaip jūs esate labai užimti ir dėl pamokų, ir dėl visos kitos veiklos, bet visgi atradot laiko ir tokiam puikiam dalykui. Ir aš manau, kad tie jūsų darbeliai tikrai suteikė labai didelį džiaugsmą atėjusiems čia žmonėms, lankytojams. Ir aš manau, jūs ir patys jautėte tą tokį irgi pakilimą ir tai, kad jūs galite parodyti savo darbelius, parodyti tai, ką jūs darote. Pavaduotoja 19 mokinių įteikė padėkas, pasidžiaugė gražių projektų ir gimnazijos tradicijomis, kurios puoselėja jaunų žmonių kūrybiškumą. Dėkota ir parodą parengusiai dailės mokytojai Audroniai Čeponieniai. Mokytoja sakė, didžiuojasi savo mokiniais, kurie laisvą laiką skiria kūrybai ir aktyvūs ir visada pasirengę padėti. Čia yra darbai atnešti ir Pauliaus, sakykime, darbai daugiau yra tokie, gal iš technologijų atėję, bet tai yra darbai ir tiesiog didžiuojamės, kad mūsų mokiniai ne tik tai pamokose, bet ir šiaip laisvalaikį užsiema tokiais darbais. Tai žmonės, kurių dėka norisi dirbti mokykloje, džiaugiasi mokytoja. Ir už tai, kad jinai padeda atsiskleisti mūsų talentams, už tai, kad stengiasi dėl mūsų ir už tai, kad spinduliuoja tą kūrybinę energiją visose pamokose, visose užklasinėse veiklose ir visur, kur jinai yra. Labai ačiū, mokytoja. Audronė Čeponienė šypsojosi, kai mokinės įteikė alyvų puokštę ir pati savo ištikimiausioms pagalbininkėms dovanojo gėlių. Taip pat pasveikino savo auklėtinį, parodai pateikusi puikių medžio drožinių Paulių Urboną, kuris šiemet jau palieka gimnaziją. Už gražią parodą jos rengėjams ir autoriams taip pat dėkojo bibliotekos direktorė Loreta Leknienė ir kvietė visus kuriančius vėl ir vėl papuošti galeriją naujais darbais. O dabar jūsų dėmesio skelbimas. Uždarajai akciniai bendroviai Optikos pasaulis reikalingas darbuotojas. Teirautis telefonu 8656 41440. Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu adresu karjera@optikospasaulis.lt. Šiandien tiek, dėkojame už dėmesį, jo tikimės ir kitą sekmadienį.